Labas, aš esu Agnė Juškėnaitė, o tu žiūri antrąją Narvesen miesto Juška seriją. Šiandien aš ir vėl mesiu jums pačius keisčiausius iššūkius, o jūs už juos gausite geidžiamiausių Narvesen prizų. Matom patys skaniausią pasaulio dešrainį. Iš tikrųjų, kaip jūs žinote, jūs Narvesen galite pasigaminti kokį nori dešrainį, šiandien jis yra toks, kokį mėgstu aš. Ir jūsų užduotis yra paimti iš šio dešrainio interviu. Labas, šis labai skaniai atrodėte. Dabar esu ant dietos ir todėl nevalgysiu, tave labai atsiprašau. Sveikas dešrainį. Papasakok daugiau, ar tu jautiesi patogiai, turėdamas tiek daug, nežinau, priedų. Aš manau, kad jisai tiesiog nekreipia dėmesio į mano klausimą, bando ignoruoti, bet ką padarys? Jo, visko būna. Esi skanus? O, koks degas, žiūrėk, deginasi saulė prie ežero. Na tai kur naujus metus planuoji? Puiku, tai ir susirašykim. Gero vakaro. Dešraini, sveiki atvykę į pačią gražiausią aikštę. Ar tu labai nori mano skrandį prie šitos politinės temos patekti? Džiugu. Yra kavos puodelis, įsivaizduok, kad jis yra tavo mūza ir tu dabar pat inspiruoto jo turi sukurti jam ketureilį. Niekaip. Atsiprašau labai. Niekaip, atsiprašau labai. Kokia antra eilutė? Šis puodelis nuostabus, Narvesen. Tau draugas bus, užteks dviejų. Bam! Visas menas vienoje vietoje. Tavo užduotis yra pasakyti čia pat improvizuotą ketureilį skirtą šitam kavos puodeliui. Nu, sunku iš tikrųjų tą ketureilę. Ketureilis. Aš girdėjau, kad mes turėsim dvigubą iššūkį iš šių dviejų merginų ir kurigi pirmą pasičiups Narvesen puodelį. Good. Tai va, tavo iššūkis, taip čia yra kavos. Tavo iššūkis yra šiam Narvesen kapučino kavos puodeliui pasakyti improvizuotą ketureilį. Puodelis gražus, turinys skanus. Paimk ir tu, išgersim kartu. Ketureilis. Tai turi būti 4 eilutės. Šis puodelis man gražus. Drauge, ar tu nugalėsi šitą meno kūrinį, kuris ką tik suskambėjo? O ne. Puodelis jau pilnas, kavos jis pripiltas. Išgersim kartu. Kopijuoja. Ne, draugų būryje. Nežinau. Ji laimėjo. Nu, kad jau irgi pabandėjai, paguodos prizas už tai. Iššūkiai. Kas per iššūkiai? Matai šitą tekstą? Apačioje, matai? Perskaityk jį kaip trilerio anonsą. 3 neįtikėtinos istorijos apie Z kartos atstovus. 17-metis direktorius iš globos namų, jauniausia Lietuvoje grožio namų savininkė ir virtuvės šefas, kuriam ploja atsistoja. 3 neįtikėtinos istorijos. Apie Z kartos atstovus. 17-metis direktorius iš globos namų, jauniausia Lietuvoje grožio namų savininkė, virtuvės šefas, kuriam ploja atsistoja. Bam! Ok, šis puodelis man gražus. Iš Narveseno jis pas mus. Gersim kavą mes šiandieną. Prie Narveseno visą dieną. Va ir menas gimė. Taigi mes turim dvigubą iššūkį. Ši porelė, jinai nusprendė, kad reikia sukurti dar vieną ketureilį šiam nuostabiam kavos puodeliui. Pirmin. Ir šis kavos puodelis šitam parke vieną eilutę, kita eilutė yra gražus ir aš dabar, mes labai susiderinę su puodeliu, laukiu aš kavos iš šito puodelio, galėsiu atsigerti. Ir mes su savo draugu dar dabar, nežinau ką pasakyti, labai fainu čia, ketureilis. Buvo baltos eilės, bet buvo gerai. Mes turim labai happy žurnalą. 3 neįtikėtinos istorijos apie Z kartos atstovus. 17-metis direktorius iš globos namų, jauniausia Lietuvoje grožio namų savininkė, virtuvės šefas, kuriam ploja atsistoja. Ar padarysi geriau? Aš geriau, aš visus padarau geriau. Tai va, ketureilis apie kavos puodelį Narvesen. Atsargiai karšta, karšta, nes atsargiai. Tada
laukia karšta, nes aš laikau padelį ir atsargiai, nes laukia karšta. Aš galiu pasakyti, aš su kažkokiais menininkais sėdžiu ant suoliuko tiesiog wow. Tau keliauja Narvesen kuponas, sakant, pradžiugink savo skrandį ir širdį, ir tau keliauja Narvesen kuponas. Šitas vyrukas pats pasisiūlė atlikti Narvesen miesto iššūkį, aš negaliu pasakyti ne. 3 neįtikėtinos istorijos apie Z kartos atstovus. 17-metis direktorius iš globos namų, jauniausia Lietuvoje grožio namų savininkė, virtuvės šefas, kuriam ploja atsistoja. Kažkuris iš tų 3 personažų jūs nužudys. 3 neįtikėtinos istorijos apie Z kartos atstovus. 17-metis direktorius iš globos namų, jauniausia Lietuvoje grožio namų savininkė, virtuvės šefas, kuriam ploja atsistoja. Tau reikia perskaityti šitą tekstą taip, lyg pristatytum komedijos anonsą. 3 neįtikėtinos istorijos apie Z kartos atstovus. 17-metis direktorius iš globos namų, jauniausia Lietuvos grožio namų savininkė, virtuvės šefas, kuriam ploja atsistoja. Tai reiškia, kad tau atitenka kuponiukas čia pat, užbėgi į Narvesen ir pasiimi, kas tik tau norisi. Ir šitam gražiam vyriškiui taip pat atitenka kuponiukas. Bėk čia pat už kampo. Skrandis ir laimės dubenėlis tavo širdyje bus pilnutėliai. Viskas. Tuo tarpu jums aš taip pat turiu pasiūlymą. Rašykite savo iššūkio pasiūlymą komentare ir pačius smagiausius, keisčiausius, o galbūt juokingiausius iššūkius mes būtinai apdovanosime Narvesen prizais. We'll be right back.